Labas rytas, esu Lina Kontautienė iš įmonės OB Ligni Linėja ir mes esame degintos medienos gamybos ekspertai. Dažnai sulaukiu klausimo, kaip teisingai tvirtinti ir montuoti dailylentes. Tai pirmiausia, mums reikia pasiruošti teisingai karkasą. Man už nugaros matote vertikaliai sukaltas lenteles, ant ko mes jas kalame. Dažniausiai lentelės yra kalamos ant medinio karkaso. Šituo atveju yra padarytas dvigubas karkasas. Kodėl? Todėl, kad pirmas makaroniukas mums yra reikalingas oro ventiliacijai, tam, kad lentos tarnautų ilgai. Tai oro ventiliacija yra reikalinga iš viršaus į apačią. Oras juda, netrukdomai turi judėti iš viršaus į apačią, taip ventiliuojasi fasadas. Tačiau, kada mes norime kalti lenteles vertikaliai, mums reikalingas dvigubas karkasas. Šituo atveju kalami brusiukai vertikaliai, antras bruselis horizontaliai, tam, kad galėtume pritvirtinti vertikaliai kalamas lentas. Ir tvirtiname vertikaliai kalamas lentas. Jeigu norėtumėt horizontaliai lenteles montuoti, tokiu atveju užtektų ir viengubo karkaso. Dedame pirmą makaroniuką vertikaliai, ant viršaus dedame lenteles, oras lengvai vaikšto, lentelės teisingai sumontuotos, galima tvirtinti ir ant viengubo karkaso. Bet prisiminkite, jeigu nusprendėte lenteles tvirtinti vertikaliai, tuomet jums reikės dvigubo karkaso. Ačiū, šiandien tiek. Linkėjimai, Lina Kontautienė iš OB Ligni Linėja.